Sveiki gyvi. Maždaug prieš mėnesį, rugsėjo pradžioje, komandos Poryt narys Edmondas Badanskas lankėsi Berlyne, kur vyko paroda. Paroda yra turinti gilią tradiciją, tačiau keliais žodžiais ją apibūdins pats Edmondas. Labadiena. Sveiki. Įspūdis. Ar galima būtų pasakyti, kad jūs tai sukrėtė, kad jūs tikėjotės kažkokių visai kitų dalykų ir staiga pamatėte, kad pasaulis gerokai nuvažiavo į priekį ir mes čia sėdėdami Vilniuje, patogiai savo įsitaisę, nejaučiame to pasaulio pulso? Taip pasakyti ir galima, ir negalima. Visų pirma, noriu pasakyti, apie ką paroda. Paroda yra vartotojiškos elektronikos, vartotojiškos buitinės technikos. Užtat jinai yra įdomi ne tik tais verslo segmentui, kuris tą techniką paskui jau prekiauja arba prižiūri, bet yra įdomi ir absoliučiai visiems žmonėms, kurie nori aplink save turėti automatizuotą, patogią buitį, kurie nori būti efektyvesni, turėti įdomius daiktus, nes tai yra tam tikra mūsų visuomenės kultūros dalis, tai yra gaminių kultūra, per tenai mus pasiekia pasaulio protų sumastyti dalykai, kuriuos mes galim pačiupinėti, jais naudodamėsi, perprasti kitų žmonių mąstymo būdą netgi. Ir tai labai gali įtakoti netgi mūsų pačių gyvenimo būdą ir mąstymą ilgainiui. Ir taip formuojasi. Paimkim tą patį iPhone'ą, kai jis atsirado. Tai aš pažįstu žmonių, kurie pradėjo jį vartoti, ne tik dėl to, kad paskambinti ten patogiau ar ten turi kažkokių papildomų funkcijų, bet juos apžavi ta logika, kuria organizuotas yra naudojimuose su tuo daiktu ir tavo veikimas tų programėlių, tų logikų fone. Tai čia lygiai ta pati istorija. Jeigu kalbėti apie vartotojišką elektroniką, visų pirma, norėčiau pasakyti, kokios yra pagrindinės jos kryptis. Tai viena yra grožio industrija. Tai yra visokie plaukų sukikliai, odos priežiūros, elektronika ir taip toliau. Paskui antra dalis tai yra švara. Švaros daiktai, tai yra pradedant nuo dulkių siurblių ir skalbimo mašinų. Toliau yra virtuvės automatizacija, visokios viryklės, puodai programuojami ir panašiai, ir tokia technika. Ir paskui prasideda ta audio, video technika, fototechnika, kompiuteriai, planšetės, mobilūs telefonai ir šita technika. Taip, kad reiškia ta skalė žmonių, kurie domisi, yra ir vyriškų temų, yra absoliučiai grinai moteriškų temų, kur ten vyrų stenduose beveik nebūna, nebent jie yra prekiautojai, nors aš jų nemačiau, nes aš buvau spaudos dienoje, kada išvakarėse vyko grinai Samsungo renginys, kuriame buvo Unpackas ir pristatomas Note 4 ir kiti su tuo susiję nauji produktai. Ir pirmoji parodos diena buvo skirta grinai spaudai, tai vien tik tai Samsungo renginiai buvo virš 1000 žurnalistų iš viso pasaulio. Tai jau į tą platesnį atidarimą ir žurnalistų dieną įsivaizduokite, kiek žurnalistų prigužėjo į parodą. Bet kas yra gerai, kad jie nesistumdo alkūnėmis, nes aptarnaujančių žmonių stenduose yra pakankamai daug. Čia pat dar vyksta stendų montavimas, čia pat dar produktų vadybininkai mokina žmonės, kurie dirbs stende, tu tą procesą matai, vaikštai tarp stendų, bet patys svarbiausia, geriausiai išmanantis šito gamintojo produktus žmonės dirba su žurnalistais. Aš reporterio rolėje buvau irgi, man dabar jau prabėgus beveik mėnesiui Poryt LT kanaluose, YouTube, Facebook'e galima matyti ir mūsų svetainė be abejo, galima matyti, kiek man pasisekė padaryti per tą vieną dieną reportažų, apie 50 video reportažų. Aš pirmą kartą gyvenime tokią produktyvę dieną turėjau. Praėjau parodoje apie 18 kilometrų per tą dieną. Tai yra, aišku, labai įspūdinga. Tie kilometrai yra sąlygoti ne tik gerų dalykų, bet ir blogų dalykų, nes
Jeigu įsivaizduot mūsų Litexpo, tai čia yra koks 50 kartų didesnis objektas. Dar daugiau tai yra atskiri pastatai. Jeigu tu važiuoji nepasiruošęs, tu nežinai, kur ką surasti ir tu turi išeiti iš pastato, eiti į korpusą, kuris yra beveidis, be jokios informacijos, tik tai numerį savo te turi. Tai tu turi gerai žinoti, pasiruošęs ir žinoti atvažiavęs į tokią parodą, kokių gamintojų, kokią produkciją tu nori pasižiūrėti. Ir čia tas klausimas, kurį tu uždavei, yra, ar žmogus atvažiavęs į tenais mato kažką įspūdingo, ar jisai nusivylė. Tai galiu pasakyti, kad labai daug žmonių nusivylė. Galiu pasakyti, kodėl. Dėl to, kad atėjus ir būnant stenduose, pačių geriausių, pačių inovatyviausių kompanijų, tu matai tie patys dulkių siurbliai, tos pačios skalbimo mašinos, kompiuteriai panašus į tuos, kurie buvo pernai ir tie, kurie buvo prieš 10 metų. Ir iš principo žmogus, kuris žiūri paviršutiniškai, beveik neturi ką atkreipti dėmesį. Bet jeigu tu esi specialistas arba domiesi tam tikras rytimi, tai tu atėjęs į stendą iš karto pradedi matyti tai, kas ten yra įdomaus. O įdomaus būna labai daug ko. Galiu pasakyti, pradėkim nuo tokių labiau apibendrinančių dalykų. Kokiosgi iš vis galima kokių naujovių tipų tikėtis. Tai vienas naujovių tipas, tai yra tai, kad tie daiktai, kurie per metus pasivystė, visos kompanijos tam dirba, konkuruodamos rinkose ir stengiasi padaryti įdomius gaminius ir naudingus gaminius žmonėms, tai yra tai, kad tie prietaisai darosi lengviau valdomi, vienas dalykas. Antras dalykas, šitie visi prietaisai turi daugiau funkcijų, tai yra tokie labai svarbus atraminiai dalykai. Trečias dalykas, jie darosi taupesni, jie darosi patogesni ir atpažinti, nuo kurio momentu, kažkoks gaminys yra iš vis revoliucingas ir tai yra visiška naujovė, kaip taisyklė, tai būna labai sudėtinga pasakyti ir tik praėjus kuriam laikui, kaip ir mes dabar šnekamės, praėjus jau mėnesiui jau galima suprasti, kokie gaminiai iš tų, tokie buvo visiškai naujovė, kur pažiūrėjus jau per mėnesio filtrą laiko galima pasakyti, kad tai iš tikrųjų buvo tikrosios naujovės. Nors labai daug naujovių pasaulio istorijoje ir žiūrint nedidelę pasaulio istoriją, tarkim per paskutinį dešimtmetį, kurie būdavo pristatomi kaip pakankamai inovatyvūs, jie neturėjo jokios komercinės sėkmės, kitaip tariant, jie nepaplito ir užtat tikrasis daikto įvertinimas yra ne šiaip tai, kad jis yra įdomus kažkuo man asmeniškai arba galbūt naujas rinkoje, bet jeigu platesni vartotojų sluoksniai nepradeda jo vartoti, nepradeda jį pirkti, jis nuimamas nuo gamybos ir nueina užmarštin. Ir galbūt bus prisimintas po daugelio metų kažkokia viena iš jo funkcijų arba atgims naujai. Tas buvo atsitikę, pavyzdžiui, su to pačiu Microsofto liečiamais kompiuteriais, kurie buvo dar prieš kokį 15 metų sensoriniais ekranais, kaip dabar atsimenu Fujitsu. Notebookas, kuris turėjo lietimų jautrų ekraną, buvo Windows'ų ten XP jau versijoje, galbūt dar čia buvo ankstesnė, dar šiek prieš XP era ir nieks neužsikabino. Turėjo daugiau negu 10 metų ir turėjo atsirasti iPadas, kad atsirastų liečiamo ekrano kompiuterio vartojimo tradicija. Tada ir Microsoft'o liečiamos technologijos jau atgyjo per 8 Windows'us, nors nelabai sėkmingus mes dabar jau 10-use matome, kad tai evoliucionuoja jau į tą racionalų formatą. Paplito androidiniai gaminiai, kurie vien tik tai lietimų jautrių gaminių pagrindų ir funkcionuoja. Ir tada jau tos savybės, kuriam yra 15 metų, atgyjo naujoj kokybėje ir tik tai paplytę šitai atsiradę, jie įgyja tą prasme. Tendencija tai yra tai, kad visi gamintojai, ypatingai didesnieji brandai, pradeda gaminti tuos gaminius, kurio užsikabino, techninis špionažas ir visa kita, tai suveikia ir staiga keli gamintojai didieji pradeda gaminti vienodos įstrižainės ypatingai didelius televizorius. Man tai iš tikrųjų labai patiko,
Telikas, mano galva, turi būti tuo didesnis, kiek tai įmanoma apriepti fiziškai talpinant kambarį ir kiek galima apriepti pinigais jį įsigijant. Tai dabar buvo pristatyti 105 colių, kalbant metrinę sistemą, tai yra 2 metrai 67 centimetrai. Tai yra labai dideliai strižainė. Aš specialiai video medžiagoje galit pasižiūrėti YouTube. Bandau ištiestom rankom apriepti ir dar ištiesus rankas po gerą pusmetrį iki televizoriaus kampų. Tai yra pakankamai jau rimtas dalykas, kuris leidžia žmonėms, kurie turi galimybę jį įsigyti ir naudoti. Dabar jau aš mačiau 3 tokias prezentacijas, 3 gamintojų, 105 colių televizorių. Tai galiu pasakyti, kad, sakykime, viena tendencija, kad kažkokį tipą daiktų pasigrėbė visi. Kitas tipas daiktų, pavyzdžiui, sumanieji laikrodžiai, kurios gamino tik Sony ir Samsungas. Dabar visose stenduose galima matyti sumaniuosius laikrodžius, kurie, aišku, turi specifikos tam tikros funkcinės, kurie turi skirtingus dizainus. Jau po IFOS parodos ir Apple'as pristatė savo sumanųjį laikrodį. Aš manau, kad čia irgi labai įdomi tema. Manau, kad nežiūrint to, kad pačio Apple'o laikrodyje iš esmės jokių inovacijų nėra, viskas tą, ką naudojo jau minimum porą metų kiti gamintojai yra tame laikrodyje ir naujovių ten nėra, bet grinai dėl vartotojiškos filosofijos ir tos truputėlį sureligintos Apple'o bendruomenės atsitikti greičiausiai gali taip, kad gali įvykti lūžis ir nešiojama elektronika, šiuo atveju sumanieji laikrodžiai, gali paimti ir paplisti. Kitas, sakykime, įdomus pavyzdys, šiek tiek tolstant nuo kompiuterinės man artimos tematikos, tai, kas man pasirodė be galo įdomu, pavyzdžiui, paimkime viryklę. Staiga matau, kad dedamas puodas ant viryklės, indukcinė viryklė, puodo dydį ir formą. Indukcinė tai čia kokia? Tai ta, kurioje elektromagnetinių laukų kaitinamas metalinis daiktas padėtas ant jo. Reiškia, ir jį apvedžioja punktyras šviesdiodžio, labai gražus žalias. Tai kitaip tariant, matosi, kad viryklės paviršius atpažino formą ir dydį daikto. Greičiausiai yra kažkokia gartraukyje videokamera, kurios aš nepamačiau, bet pilant skystį, jisai atpažino, kad tai yra vanduo, ne pienas ar vanduo, pagal, reiškia, vaizdą. Čia pat matosi ant viryklės ekranėlyje svoris. Tu nustatai ne tai, kad nuo 0 iki 10 galingumą, bet pasakai, kad tau reikės jo po 2 minučių. Jis parenka... Balsu pasakai. Ne, tu paspaudi plius minus. Dar jisai netoks gudrėjęs, kad balsu reaguotų. Ir čia aš noriu atkreipti dėmesį labai įdomų dalyką. Ir jisai pagal tai, į kokį tūrį tu esi įpylęs, būtent to skysčio, ten gali būti nebūtinai skystis, gali būti kažkas kitkas, jisai parinks temperatūrinį režimą taip, kad tu už 2 minučių tau tas vanduo bus užviręs. Ir mano galva tai yra labai inovatyvus ir įdomus sprendimas. Neseniai mūsų Poryt LT kanale buvo įdėtas video apie kitą įdomų daiktą, kuris man buvo žinomas tik tais iš mobilių telefonų ir planšečių gyvenimo, kai yra papildytos realybės dalykai, kai tu gali nufotografuoti žmogaus nuotrauką ir programa pati pamodeliuoja, pavyzdžiui, merginai makiažą arba šukuoseną. Tai aš pamačiau tokį veidrodį Panasonico stende, kuriame atsisėdęs priešais veidrodį, atsisėdusi azijietiško veido mergina, čia pat šonuose veidrodžio rinkosi įvairius meniu punktus ir jai judančiai veidrodyje, veidrodžio atspindyje būdavo užpaišoma
tai, ką jinai pasirinko. Ir žmogus gali pasimodeliuoti. Judančia ta prasme, kad jinai nesustingusi, jinai sukioja galvą ir tas ant jos veido kartu yra, jinai mato ir šalia stovinti žmonės mato jos atvaizdą veidrodyje, kur ant jos veido yra pakitęs, nuolat kinta tai lūpų forma ir spalva, tai makijažas, kuris ten išryškina arba pridengia kažkokius veido bruožus. Ir tokiu būdu galima susimodeliuoti tą, reiškia, vaizdą gana greitai ir labai dideliuose ribose. Greitai nereikia. Aš dabar kalbu apie tai, kad po šitos procedūros yra aiški užduotis, ką tu nori pasiekti. Tada čia pat tu žiūri, ar tu viską turi, netgi galima užsisakyti, jeigu kažko neturi, kad tau ten atgabentų po kažkiek valandų iš parduotuvės tos produktus. Bet man čia ta elektroninio apsipirkimo dedamoji mažiau įdomi yra, bet tas realiam laikė modeliavimas ant veidrodžio, veidrodyje atvaizde kintančio makijažo ir kaip kinta veido suvokimas, kintant tam makijažui. Iš tikrųjų, čia ypatingai įdomu. Čia siejasi ir technologijos, ir to pačiu vartotojų interesas. Man labai buvo įdomu, kaip iš daiktų daromi kompleksai, kuriamos ištisos ekosistemos, kur atskiras daiktas tau negali sukurti tiek ar pakeisti tavo įpročių taip stipriai ir suteikti tau tiek pridėtinės vertės, kaip jų visuma. Kai informacija tarp jų darosi sinchronizuota, kai tai padeda komunikacijai tarp žmonių, kai tai daro tavo gyvenimą patogesnį, didina jo kokybę, o tavo laiką paskirta kažkokiais ryčiai efektyvesnį. Čia tokia atskira tema, aš manau, kad mes galėsime dar be jos grįžti, nes kaip daiktai susijungia į tokias asociacijas tampa daugiau negu atskirai, kiekvienas daiktas paimtas, tai jau įdomu. Susiduri su kitokios prigimties protų ir matai, kad tie daiktai, jie irgi yra lygiaverčiai tiems, kurie tos daiktus sukuria. Bent jau turi tendenciją tokiais tapti. Ačiū labai už pokalbį. Edmondas Bedanskas, komandos Poryt LT narys, apsilankęs IFA parodoje Berlyne šių metų rugsėjo mėnesį. Ačiū labai.